Atvykę į mūsų garažą. Tai šią savaitę pasidarėm tokius lengvus darbus. Kažko labai daug nebuvo, nes dirbom. O dabar einam, judu, kostumą. O visų pirma, tai iš tikrųjų atsidarom vartus, nes čia baisiai šalta. Lauke dabar kiek apie 10-12 laipsnių šilumos. Ir čia galėsim pažiūrėti ar termometrą, bet apie kokį 2-3 laipsniai tik tai tikrai skiriasi. Darykis, what the fuck. Ne, tą mygtuką atspaudžiu. Kas duris paliko? Kameristas. Tai va, hebra. Šiandien papasakosiu lengvai apie kas buvo padaryta šią savaitę. Tai apie palangės. Palangės, ta prasme, aplink langus, tai turim užarmuotą pilnai sutvarkytus šitus reikalus. Nežinau, kaip čia net vadinasi šitas darbas, bet tiesiog šaika padarė, kaip priklauso, sutvarkė ir dabar liko tik tai čia užsimest betono, kad įsilinintų šita apatinė dalis. Tai realiai visi langai jau yra padaryti viso angaro. Tai čia jie iš tikro dirbo apie, jei neklystu, tai nepilnai 2 savaitės grinai prie visų langų. Tai dar savaitę padarys tuos apatinius ir bus ledas. Sekantis pas mus reikalas yra liftas. Pilnai veikia, pilnai galima kelt mašiniukus, jau buvom pasitestavę, tai viskas veikia idealiai. Mums tik tai reikia dabar atsivest orą, kad veiktų pilnai spynos, kurios lokina patį keltuvą. Tai jo, dabar biškį reikės palaukti, nes nėra svorio ir labai lėtai leidžiasi keltuvas. Šis vapšė nesileidžia. Jaučiu užsilip biškį to, kiek sveri. Aš tau biškį turi paaugti daugiau, kad greičiau keltuvą leistis kitas į. Tai keltuvai pilnai veikia, iš tikrųjų galėsim vėliau užvarysiu, parodysiu, kaip užsimetam mašiną tarp kolonų, nes daug kas komentavo, kad tarp kolonų čia labai didelė bėda. Aišku, ne pliusas, bet kažkokios max bėdos tai čia tikrai nematau. Tai parodysiu, kaip užsivarom, kaip pakeliam, kaip viskas atrodo iš šono. Toliau, turim nusipirkę jau dažų. Tai šiaip labai gera kaina Mokvežoj radom dažų. Kiek neatsimenu, bet žinau, kad gera kaina, nes pirko Tomas ir ten lygino visas kainas ir čia buvo tikrai geriausia kaina. Tai dažus jau, čia ne visi aišku dažai, čia tik tai mažas kiekis jų, bet kitus parsivešim vėliau. Ir ką, ir manau, kad reikės jau kitą savaitę pradėti dažytis, nes pareina mūsų dažymo aparatas ir pūsim viską su juo. Tai dažai yra, toliau su mūsų keltuvų dvipolių duobėm, kokie reikalai. Tai turim įsikasę tas 2 duobes, galiu pasakyti, su jom. Čia yra visiškas bullshit dalykas, nes tipo montuotojai mums neduoda garantijos, nes yra ale betono sluoksnis per mažas. Pas mus yra 16 comų, jie reikalauja mažiausiai 20, kad duotų montavimo garantiją. Įsipjovėm, pasižiūrėjom, kad čia tas 16 comų yra, jo, viskas aišku, kad čia, ta prasme, tiek neužtenka garantijos, bet kaip aš jį su ta mašina, kur varo, čia nežinau, kaip jinai vadinasi, su ją kaip daužėm tą betoną, betonas visiškai nenorėjo skilt. Ta prasme, jisai su tokiu plauštu yra ir jisai visiškai nenorėjo suskilt. Tai pasiklausėm vienų žmonių, antrų, trečių, čia kas buvo atvažiavę darbininkai, kurie dar kartu darė šitas palangės. Tai sako, hebra, jūs sako, nejuokaukit, sako, tikrai tie keltuvai, sako, neišlūš, čia pramoninis betonas su plauštu, sako, čia neįmanoma, kad jisai, ta prasme, išverstų tą keltuvą. Tai realiai pasižiūrėjom į šitas duobes, užsipilsim su armatūra, mes su betonu, viskas, ta prasme, gerai, bet sekančių, kurios turėtų būti tos duobės ten ir anoj patalpoj,
tai tikrai nedarysim, nes nu, čia jų tiesiog realiai fiziškai nereikia. Tai tiesiog negausim garantijos, bet nereikės pjausti tų duobių, nes čia realiai diena darbo ir paskaičiuojant įrankių nuomą, čia gaunasi be savo darbo 200 eurų vien tik iškast tas duobes ir dar plus pysiuot su, ta prasme, smėliu, belekiek karučių, kad juos išvežt. Nu, tai čia, kai paskaičiuoju dar savo darbą, tai wow, neklausk. Čia vėlgi mes turim ofisą. Nežinau po praeito videko, ar kažkas čia labai pasikeitė, bet šita siena tikrai turi būti pasikeitus. Čia turim uždėtas realiai 3 plokštės, kurios jau čia jos taip ir stovės. Čia profilius irgi maždaug sudėjau, juos tik tai reikia su tais krokodilais sutvirtinti ir čia bus irgi ledas, galima bus dėti gipsą. Elektrą išvedžiojom, turėsim rozetę čia. Tenai, čia dviejas, viena stipresnė, kita paprasta, ta prasme, jungtukai, šviesa, žodžiu ir taip toliau. Nemanau, kad čia kažkam įdomu, tai tiesiog čia darbai vyksta pavaliai, varom toliau. Ir ką? Atvarėm toliau, o daugiau niekur neturim ką parodyti. Tai... Sveiki gyvi, šiandien atvažiavo jau pas mus mūsų įrankiai. Na, šiaip girdisi, kad dantukai, daug dantų, jau čia yra gerai. Na, kai viskas nauja, tai bloga. Tai parvažiavo mūsų vežimėliai. Šiaip, blemba, visai nustebinau kokybę įrankių. Tai tikrai nebloga. Na va, įsivalėm visą patalpą, kad galėtumėm dabar su busu išvažiuoti į čia. Bet palaukit, čia šiltą orą pučia iš čia. Nuo stogo. Gerai. Sistumėm busą ir prisimatuosim maždaug, kaip turėtų stovėti koloniniai dvipoliai keltuvai, nes pas mus yra atvažiavęs montuotojas, kuris montuoja dabar žirklinius ir parodys, kaip reikėtų paruošti ir kuriuose vietose turėtų stovėti dvipoliai keltuvai. Varysim dabar memą. Aišku, ne tokia didelė mašina, reikėtų šiaip į tako, bet varysim memą, pažiūrėsim trečiuką. Galbūt montuotojas parodys, kaip ten viską reikia sudėlioti, kad nesufeilintumėm patys. Susistatysim šitas dėžes, kad imituotumėm maždaug kokios yra kolonos, kad galėtumėm matyti, ar užtenka užsukt mums su mašina, nu, ta prasme, užsimetimų. Aišku, vėl čia yra trojkiai. Reikėtų kokio bent jau pitako, aš manau, kad normaliai galėtumėm įsimatuoti, bet nu bandom taip, čia realiai ta kolona kaip tik gaunasi. O šita maždaug irgi kažkas toks. Ne, antraip. Nu va, aš nežinau, galvoju, gal taip kažkaip. Paklausim dabar. Nu va, mes dabar imituojam tas kolonas, tipo. Kaip tu manai, kaip dar čia, čia tipo imitacija kolonų, kad žinai, jos atstumai vis tiek, žinai, koks turi būti tarp kolonos. 3x2, ne? Tai aš galiu išvaryti mašiną, gal tada pasidarysim 3x2 ir Tegu būna, ne?
Nes čia yra, žinai, vienas toksai iš svarbiausių dalykų, kad aš galėčiau su visom mašinom užsukti, žinai, kad kolonų ta prasme. Jo, ir vat įdomu, šitą galima da šitą ir patraukti į... Koloną, jeigu nutraukti, koloną maždaug taip. Taip, ne, turėtų būti. Kai tu darai durelis, pavyzdžiui, išlipi šitus. Aha. Čia vat kraštai kolonų, padų, pačių padų. Ai, pačių padų, Jo, ne? kolona, aišku, jinai biški siauresnė, Jo. maždaug per pusę. Ai, maždaug per pusę, ne? Okei. Stumas tai yra maždaug toks ir bus. Taip ir panašiai, ar ne? Jo. Aš manau, kad jau čia mums galbūt nėra tikslo slinkti į šitą pusę čia. Ne. Čia aš manau, kad... Ir nebent, jeigu nori aukščiau pakelt, tada galima čia... Ten dėl kažkiek, Jo, ne? bet iš karto gausi susisukimas. Kampas, taip, jau ir tai jau gaunasi kampas iš tikrųjų. Tai aš dabar pabandysiu išsukti, pažiūrėsiu, koks komfortas su trečiuku įsukti, o paskui atsivarysim tą. Pabandysiu. Nu, aš manau, kad čia taip geriausia, nes tu gal galėtai čia stumti jau automatiškai visą mašiną sustumia į šitą pusę. Tai čia ir taip dabar tos vietos ne kažkas, da pastumsi viską, nu, blem. O čia šitoj pusėje jau, nu, realiai kiekvieną mašiną leisi ties šitą pusę, kad užsimetęs ir viskas įsisuksi. Atvarėm į Rentway. Pasižiūrėsim, mum iš tikro tai reikia ekskavatoriuko mažo ir reikia išpjovimui, kad išspjautum tas duobes. Tai einam pasižiūrėsim, ką mums chebras pasiūlys. Matau, vat jau yra va tokių su guminiais vikšrais. O žinai, matėjai videgą, ko mums maždaug reikia, tai mums reikės pjoviklio ir reikės mažo ekskavatoriuko kažkokio. Yra 2,6, Jo. 2 tonos, Jo. turim tolinuką čia tokį. Jo. Iš mažesnių, o toliau 8 tonės, 5 tonės, didesni. Aš manau, kad gal mums to mažiuko užteks, nes mums realiai reikia iškas duobę metras ant metro. Tai... Tai va 2 tonės toj būtų optimalus. Jo. Realiai kaušas, tai galbūt, kaip galvoji, šitas toksai būtų normaliausias, nu, tarpsme tą mažą duobę, kas ar kaip. Kiekvienas yra siauras čia, yra platus, bet platesnis, tai apie 5 tonų. Jo. Tokį, to platesnių gal smagiau būtų. Ai, okei. Jis ir nagus turi. Ai, supratau. Kažkaip patogiau užtame. Jo, supratau. O dabar tada tas pjūklas turit, ar ne tų pjūklų? Pjaut. Super. Diskas 450 mm, su vandeniu, tai nedulka. Jo. Automatiškai diską tausoja, žinai, nes nukardo vandens, jis automatiškai trinties daugiau turi. O pas mus yra apie 20 kažkur comų maždaug to betono jau čia užmečiau, žinai. Tai paims, ne, tas? Jo, įsima. Super. Okei. O jo naudojimas, jisai realiai čia su šituo, ne? Pasikelia, nusileidžia su šituo. Jo. Čia atsisuka vanduo. Užsikuria paprastai, atsisuka patosas, atsikuria pašyla. Jo. Jungia patosą ir čia gazas iš šono, kas būna galima. Aha. Leidė ir įsipjauna. Manau ką, paimsim. Tai žiūrim, kurią dieną reikia mum jo ir tada susitarsim, atvarysiu. O kaip dabar su atvežimu, reikia patiems pasimti? Galima atvež, galima atvež. Čia, Reiktų aišku, atvežimas kainuoja pas mus. Jo, tai faktas. Ok, tai susitarėm ir varom atgal į angarą dirbti. Tai sutarėm su vyruku,
iš Rentway, kad imsim tą ekskavatorių su tuo pjaustymo disku ir žinokit, kainos tai nesikandžia visai. Tikrai galvojau, kad bus brangiau. Pasakysiu, galutinę kainą pasakysiu, kaip atliksiu visus darbus, ar užteks vienai dienai ar ne. Oi, gerai. Pasižiūrim. Viskas kaip ir gerai, gražu. Atrodo. Truputėlį gal šitą. Ne, bet tiesiai. Girdam bėga viskas. Bet tai palauk, reis mums. Spynas. Ai, išjungęs štai spynas palikęs. Mes pasijungsim orą ir bus gerai. Ledas, eiktų. Eiktų savo kaip gerai, jau dabar yra gerai. Ai, savo truputėlį baisu. Nu, keliam dar, nes dar turim vietos, tai tikrai. Sužiūrim. What the heck is this? Tu pažiūrėk, aš jau realiai po mašiną. Lapkės atrodo stovi visai tiesiai. Šiaip tai jo, visai tiesiai atrodo stovi. Nu ir ką, dar tada keliam. Viskas, čia yra maksas. Tai... Nu, hebra, man tai čia yra idealu. Aišku, reikia atsiminti, kad mes kaladėlių dar normalių nepadėjo, dėl to čia tarpas yra visai visiškai mažas. Bet, wow. Jo, pasikels dar per kaladėlę, dar tiek maždaug, tai bus tikrai ledas. Nes realiai viskas jau keltos aukščiau kilt negali. Bet pažiūrėkit, visas duslius, tu visur prieini. Haltūra. Tai jau matau, ką čia reikės eit veik dabar. Sveiki gyvi. Čia lygiai. O. Bet tai eina savo, ta prasme, taip gerai. Taip gerai. Pankel. Čia jau reikėtų. Už mane stovi mūsų pagrindinė technika, su kuo darysim visas šitas skylės. Ir šiaip didžiausias dulkių kėlės, tai va šitas reikalas. Pabandžiau truputėlį papjauti, tai čia visur dulkių, tai atsidarėm šitus vartus, tuos vartus, tuos vartus, tuos vartus. Ir bandysim, kad ištrauktų tą vėją, nes dulkių tai iš tikrųjų belekiek. Laukia darbų, nesveikai daug. Bandom kurt ir žiūrėt, kaip čia eina. Matuojam, kiek mes čia joje būnam. Turim dar vieną draugą. Perfa. Galiu pasakyti, kaip ir įdomu, kas su tuo ekskavatorium. Parodysiu, kaip vyksta darbai. Nefilmavau visko, bet parodysiu vis tiek, kaip maždaug viskas vyksta. Čia yra mano geriausias draugas. Štai čia turim tas skylės. Tiek, va čia jau. Šita skylė jau beveik, bet dar mes ją damušim, kas nes trūksta apie 10 tomų, kur tai šokam į bolidą ir lekiam. Tai va, visas šitas darbas vyksta taip. Šiaip negalvojau, kad taip smagiai šitas ekskavatoriukas valdysis. Žiauriai paprastai, visiškai nemokantis gali pasimti ir pilnai valdyti. Tai mums padėjo Rentway
Šiaip turi irgi visokių darbo įrankių, ekskavatoriukų, priekabų, tų pačių, diską irgi žiūriu, ėmėm kur kelt, tai rekomenduoju juos, padarė lengvą nuolaidėlę tokią, tikrai visoje Lietuvoje įsikūrė, taipogi ir Marijampolėje, tai užsukit, malonus kolektyvas, tai tikrai pasirinkom šitą neblogą techniką ir dabar mum, kas toliau liko šita duobė ir realiai dar 4 duobės, tai čia darbo šiandien realiai prie šitų 2 visa diena, tai dabar reikia eiti su kastuvu prasilygyti ir čia panašiai bus jau ir viskas. Tai su duobėm kol kas šiandien pabaigiau ir dabar atėjau į ofisą būsimą. Tai čia jau chebra žmonės yra sudėję gipsą. Dar liko porą lapų šitos sienos, bet kodėl dabar jie neuždėjo, nes aš čia su elektra dar turiu keletą reikalų. Tai imsiu šitą dar laidą, kad pajungt jungtukus ir šviestuvus, tai mums jį reikia atsivesti taip sieną iki jungtuko ir į viršų ir pasilikt tenai, nežinau, galbūt dėžutę darysim, aš manau, ir jau. Tai imsiu 2 laidus, kad būtų atskiri šviesa. Tai ta diena atėjo, kada parduodam šį mylėtą, prižiūrėtą BMW 325 ir atiduodam į labai, tikiuosi, geras rankas. Tai jo, labai skaudu, nes tikrai viena iš top 3 mašinų, kuri žiauriai patiko, bet nėra ko čia prisirišt, judam tolyn ir pasimsim, jaučiu ateityje kažką dar geriau. Tai neliūdim, kuriam važiuojam į regitrą, padedam žmogui įsiregistruoti ir varom toliau prie savo reikalų. Tai prieš tai dar atvažiavom į draudimą, reikia nupirkti vokišką kauferį ir supildyti jį. Labą dieną. Labą dieną. Vokiško kauferio norėčiau. Euras? Ir pirkimo pardavimo poros. 2 eurai. Gal tušinuką turit parduos? Euras? Irgi euras, viskas euras. Iki. Draudime viskas po eurą. Tai va, turim lietuvišką pirkimo pardavimo sutartį, 2 paėmiau. Ir vokišką kauferį. Taip atrodo vokiškas kauferis, tai yra vokiška pirkimo pardavimo sutartis. Tai nepasakosiu, ką čia reikia daryti, bet turėtumėt suprasti. Kas iš vis rašo jisai, būtų smagiausia, kad nerašytų. Aišku, dabar neturiu ant kur pasidėt, kad rašytų. Taip. Tai žodžiu, nusipirkau tą tušinuką, visiškai nerašo, va. O man jau laikas senka, tai einu apsikeisiu aš tą tušinuką. Reikia man rašančio. Apskemino. Pažiūrėsiu, ar nelabai rašau, nes turi rašyti, nes nauji tušinukai. Tuoj duos. Man visą delną net skauda. Tai kas, kad tau delną skauda? Teisybė tavo. O? Ačiū labai. Iki. Gavom tušinuką.
Čia tų minučių vėl nelabai gavosi. Šią savaitę vėl nieko nenufilmavom. Liūdna, graudu, tikrai ambitnekas, bet tiesiog nėra ką normaliai nufilmuoti ir jau truputėlį trigerina, kaip reikia kiekvieną savaitę padaryti videką, kad jums būtų įdomu. Ir nėra iš ko konkrečiai lipdyti, tai biškį nervas ima iš tikro, bet stengiamės, bandom. Manau, kažkokį imsim projektėlį, bet dabar yra situacija vis tiek tokia. Tiesiai šviesiai, nieko neslėpsiu. Šaibų belekiek čia reikia. Visus projektus įsiparduodam, kad sukeltumėm pinigų sumą į čia ir keltumėm šitą angarą. Tai to kontento kažkokio dabar projekto jisai bus, bet reikės truputėlį palaukti, kol čia įsivažiuos ir galėsim čia jau pilnai daryti kapeikas ir iš čia daryti kažką tokio pajamas. Nu, ta prasme, realiai suprantat, apie ką kalbu, nėra čia net ką vynioti į vatą, nėra dabar šaibų, vėliau bus projektų, o dabar bus, man atrodo, strojkis. Tai užsidedam šalmus ir ruošimės kitiem videkam, kaip čia dirbsim strojkysim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitam videke. Nekartosiu, bet žinot, ką reikia padaryti pabaigus videką ir iki kitų susitikimų.